Nesąmonė. Nu, pasakok, seniai, kas toliau buvo. Ir paslydau, ir įkryvau į purvą. Ale kuoktelėša, nejuokinga. Radio šau. Radio šau. Tai dabar, brangus klausytojai, Česlovas papasakos apie savo neordinarinį susitikimą su ufonautas ir kaip jis buvo kitoj planetoje. Prašau, kolega. Nu, kažkaip paslaptinga visą laiką traukia Lietuvos žmonės ir man beveik nutiko panašiai kaip tam kunigėliui čia nepešia. Išėjau vieną dieną pasivaikščioti, žinai, ėjau nuo aušros vartų prie Neries, kur stovėjo tas mūsų barikados. Ir, žinai, beveinant kažkur prie katedros aikštės, žinai, iš dangaus į mane nusileido tokia šviesa ir vienas ufonautas sako, sėsk broniau čia į mūsų lėkštę ir skrendam į mūsų planetą, žinai. Nu ir nuskrydom į tą planetą, o ten, žinai, tokia salė ir ten senukai žmonės, tokie geri gyvena. Humanoidai. Taip, bet, žinai, visi seni ir visi nieko neveikia, žinai, jokio pykčio tarp jų nėra, nu pasipyksta karts nuo karto, bet greit susitaiko, miega dauguma, žinai, nu tai kaip sakant, tokia ramybė, žinai, ir kartais toks varpas užskamba, kai užskamba, tai atrodo, žinai, kaip visi Vilniaus bažnyčių varpai vienu metu, žinai, virš galvos. Ale žiūrėk, kokia neordinari istorija. Gali ir kiekvienam tai įvykti, nu. Tai ačiū visiems, kurie perka mūsų kasetę šitą plūgę 96 bojo ir rašyt tokį dvasinį pianą ir, kaip sakant, užtaisą, kuris net neprilygtų, kaip sakant, Maironio ir Brazdžionio kūrybai, kartu paėmus. Nu, aš tai galvoju, kad šitų klasikų tai vadinamų kūrybų, palyginus su mūsų kasetė, tai yra tas pats, kas Избушка на курьих ножках prieš Gedimino bokštą. O taikliai pasakei. Ale Zbignevas kartais būna labai panašus į lietuvį. Būna, seniai, būna. Žinai, čia, žinai, broniau, niekada nesusižavėk šitais skelbimais, kurie laikraščiai. Aha, į ką to, ne? Nu, žinok, vieną kartą kaip nepasisekė, tai jau, žinai, visam gyvenimui, kaip aš šaka šitą, kur sprangi burnoj būna, žinai, kaip prisimeni, tai ir išspjaut negali. Taip. Žinai, perskaičiau laikraštyje, kad ieškomas darbui Vokietijoje vyrukas, atliekantis guvernantės darbą. Ai, kai kartai būna tokius. Nu, tai va buvo, žinai, paskambėjau, žinai, tuo telefonu, nu, atvažiavo vyras, tu niks mafijozų, žinai, su mašina, atsidėmėjau numerį, tai BMW. Žinai, nu ir sako, duok savo pasą ir 40 litų, žinai. Nu, daviau, pasiskolinau iš savo buvusios žmonos, davė, žinai. Aš Danutės pasiskolinau? Jo, davė, žinai. O tu škerva, man tai nedavė. Nu, žinai, atsiprašau, kad pertraukau, bet, žinai, atsidūriau Vokietijoje, atsidūrėm Frankfurte tiesiai, kai pravažiavom sieną, sakė, kad nelegaliai, žinai. Nu ir dabar atsidūriau viešbutį Frankfurto. Viešnamyje. Nu, šiandien išgadina visą pasakojimą. Nu, kas? Atsidūriau ir Dieve, žinok, nei guvernantės, nei nieko, atėjo tasai, žinai, vaikinukas, tas mafijozis, su kažkokiais 2 suotais. Ką aš ten dariau, keistu pasakot, žinok.
kai išstunęs, vėliau pagavo, kaip sakant, vokiečių policija ir gražino Lietuvą šitas už prostituciją. Tai nepaaiškinsi, kad važiavau dirbti kilnaus darbo Vokietijoje. Ai, man tai buvo blogiau, važiavau į Angliją braškų rinkt, bet kai prisimenu, tai... Bala nematė. Nu, jūs lingvasikiai, aš jums pasakysiu. Vot aš darbą turėjau Frankfurte ant Vyslus. Kokio Vyslos? Ant to Hoderio, nežinau, žemėlapį. Aš jau žinau, nes pro ten gražino mane Lenkams, o Lenkai atidavė mūsų pareigūnams. Nu, čia pofik. Toliau, klausykite. Gavome mes su družbanais Vokietijai užsakymą iš Rygos. Pavogti Mercedesą. Nu, vat mes su Slaviku nutikojom tokį storą biurgerį. Turtolis. Susitarėm su jo, bičas pasirašė 50-50 dėliošką nuo draudimo sumos, buvo pas jos pas Vokietijai tokią tvarką. Nu, mes šitą mašiną įsėdam ir ciu-ciu, dėl Lazdijų muitinis. Atsen 2050 zlotų į 14 deutschmarkių. Lenkui į rankas, Lenkas, oi, друзья, мир, дружба, фестиваль. А mes jau ir Lietuvoj, atsen stovi tokis klaunas su kepurė medžiotojų, a mes jam 15 litų. A laimingas visas, довольnas, a potom Mersa į kitą Lietuvos sieną, kur su šitais latышais. Ir ten davėm 8 litų stavki mažesnė ir mašina в Rygi. A tuo tarpu šeimininkas Klausas Vokietijoje Interpolą pi telefonu ir dėjoja, oi, mašina mano pavagė, oi, ką daryti. Va tokia sistema во всем мире, поняли? Tai šitasgi studijos svečias pas mumis šiandien yra Dručas, Virgas Stakėnas. Labas, Virgai. Labas, Vyrai. Su tokia didelė kepurė, gitara ir koks tai koks tai... Kas ten užrašyta ten pas jį? Užrašyta jau. Muzika, kurią groju. Tai ką tu groji? Ką tu groji, klausyk? Tokias visokias linksmas dainuškas. Padainuok. Tai pala,